Aš negau padėti. Bilia, bet prikrūkiau. Sėkmės tau, badžiuk. Aš nežinau, ar tai augalai valgomi. Badiko glaudys teik prie manęs. Dėkojim šunų. Ponai darbininkai, bedarbiai ir daktarai. O, labą dieną. Šiandien, žinokit, išsirašiau ieškoti dingusi kaimą. Kodėl sakau dingusi? Todėl, kad apie jokios informacijos negalėjau rasti. Rašiau gidau, rašiau į visokius grupės. Šiaip rašiau žmonėm, kad tai kažkon bišk supranta apie tus dalykus. Ir nieks nieko įdomaus negali papasakoti apie ton kaimą. Priejau tokios išvadas, kad galbūt tas kaims nėra kažko ypatingas. Gal gyveno ten, nebuvo jokių ten jau žymybių. Bet tas kaims buvo labai didelis. Vis laik pravažiuodam, aš matydavau, kad ten kažkas yra. Ir man reik išsiaiškinti, kuo ten yra. Šiandien žiniose matysite, kad aš einu ieškoti tuo kaimą apleistų kapinių, apleistą Piliakalniaus, nes man duomenim nieks neprižiūri nei kapinių, nei Piliakalniaus. Negana to, ten dar yra veita paminėti genocido, tai aplankysiam dar ir ton veitą. Ir aišku, man reikia 10 milijardų tūkstančių milijonų begalybės. Ko? Kavelės? O ką tu galvoji? Tai šiandien kavelį gersim ne bet kokį, gersim kavelį pagamintą gamto, mano pačius rankom. Ir ne šiaip sa, o su ypatinga ugnim. Apsimoviau guminius. Manau, teks brėsti per peilas. Ir šiandien turim svečią, ne bet kokį. Susipažinkite. Čia yra Badis. Badė, einam ieškoti Piliakalnį. Čia ir mano šuniuks Badis. Nežinau, kiek ilga Badis bus su manim. Gali būti, kad su mani išnervuos iki ašarų. Mani reikėjo eiti šiaip kitų kelių, nei ką pasukau. Bet tenas reikėjo eiti pro žmonių trobą, pro keimą. Tai tik nesąmonė, nepatink mani. Dar koks šou išlys paskiau. Reiks ten badžiau su mušteis. Tai eisiu per aplinkų, tikus neįkrėsiu kokį liūną, išlėpsiu. Čia ir toks paminklas ir eisim kažkur tokiu keliuku. Iškuosim, kur tos yra kapinis. Badė, pakomentuokite, kaip jums ši kelionė? Bandžiau surasti informacijos apie tas kapinis, kas ten buvo palaidota, kiek žmonių palaidota ar kažko, bet nieko nepavyko rasti. Nežinau, ar teisingai yra informacijai, bet kiek pavyko surasti, kad čia buvo laidojami savižudžiai, žmonės iš to kaimo, iš gretimą kaimeliaus, kad tos kapinis galimai buvo nukastas, bet čia ir nepatikslinta informacija, nes rašė, kad dėl žvyro buvo nukastas, bet čia nepanašu, kad būtų švies žvyrs. Visur toks atrodo, jaudžiams, kad turėtum būti. Tai va, kapinaitis turėtum būti visai nedėdelis, turėtų būti dar kažkoks paminklas lėkis. Ir žinot, ko nepaėmiau žvakėlis, reikėjo atnešti šiandien ir lapkričio 2, tai pažiūrėsim, buvo kas nors atėjo uždėti žvakėlį, a nebuvo. Kiek suprantu, ten tame glinelį yra tas holokausto aukom atminti. O čia radau kažkokį biškį kaip ir kelioką, per ėjimą, per tų kapinių. O žmonės ten, kur aukšti medžiai, yra kapinaitis. Manau, nesunku suprasti, kad ten kažkas bus. Yra nedidelis kalniuks, kad yra palaidoti žmonės. Bet matos iškart, kad ten gali būti kapinis. Žiūrėkit, kokie medžiai. Tokie bereikal neauglėtuvo. Ir toks sava apsupta. Panašu, kad atėjom. Oho. Kokia aikštelė. Pirmas ankapas, 1930 metas. Alfredas. Kažkas. Alfredas Sargūnas. 30 metas.
Čia dabuviai kažkokie paminklą kažkas. Čia visur reiškia ir kapinėlių teritorijai, čia daugiau žmonių palaidot, bet kad nejaun, kad nežino žvakėlis. Oho, čia koks ir keli kapelė. Bet liko ne vienas žvakėlis, nėra. Nieks netei, nieks čia nežiūrė. Aš pamiršau. Dar vienas paminklas, bet šitoks jau naujesnis atrodo. Niek neparašytum tą, nu. Nieko. Koks susidarė įspūdis nuėjus tenais apžiūrėti, tai kad galbūt jeigu yra kažko registruota, kokie žmonės, kas ten buvo palaidota, tai galbūt kiekvienam arba vieną paminklą, anim visiems pagerbti, būtų teisinga pastatyti, bet iš kitos pusės nematau didelios tragedijos, ne kažkokie mums įprasti kapą, o tiesiog, tokį kažkokį veitelį pėjo tarp medžių. Visai šalia yra vieta, katrai ir skirta pagerbti genocidą aukom, ir dabar nueisim pažiūrėti ton veitelį. Tai, kaip sakiau, labai daug kažkokios informacijos maniai apie tas vietas nepavyko surasti, tuo labiau, kad vis informacijai pradėjau ieškoti tik tas vakar, nes vakar tiesiog galvojau, kad aš noriu eiti pasivakščioti, pažiūrėti, kas čia yra. Bet jeigu kažkom dar pavyks surasti iki to laiko, kol bus įkeltas video, tai būtina kažkom dar papasakosiu. Tokį vietą, eglėm apsodinta. Matau kažkoks jau stulpėlis. Nu ir kas čia visiškai nieko. Nukrėta jau matyti. Ir visai šalia nuo toks įėjimas. Kaip čia gražiai. Samanėlis tokis. Tokį jaukį vietą. Aikštelis. Rami vieta, taip tylė čia. Tos samanas atrodo visko ant sūgė ar vis gars. 1901 metų rudenį pakeliui į Telšių getą nužudyti alsėdžių žydai. Kiek daug. Kokie įdomus vardą. Abramsonas, Bajas, Belkindas, Braudė, Brohmanas, Kalvarija Jankelis. Kaip įdomi. O čia žiūrėkit, Šeras Licikas, Rabinas Zaksas, Lei kažkas, Segalis Himšas, Kinzeris, Levinsonas. Kokie įdomus vardą. Į čia kaip užrašyta. Vizikit, kaip gryba auga. Ratu. Ratu aplink eglį. Grina aplinko. Aplinkėta eglį vėlėk. Ir tepein visur. Ten toks irgi matos nelabai ryškiai, bet irgi ir ratu gryba auga. O kaip tavo ekskursija, Badi? Ką? Badžiuka.
Net nekreip dėmesį. Einam? Einam, Badi, einam. Žiūrėkit, koks grybas. Eik tu savo. Koks jaukingas, toks švelnus. Norės pačiupinėti. O tau nešalta. Da tebe žydė. Mano supratimu, Piliakalnis kažkur ten turėtų būti. Kažkur ten Šabakštynus. Paeisiu dabar biškį takiuko ir bandysiu kažkur lysti Šabakštynus. Tai apie Piliakalnį, kun žinau. Žinau, kad irgi yra apleistas, nieka nėra nami daroma. Buvo vadinas daryti kasinėjimą, buvo iškastas šurfas, metras ant metrą tokį tą duobę archeologiniam kasinėjimam. Tai buvo rasta ten visokių tų moliaus dirbinių ir panašiai, kaip supratau. Prie to Piliakalniaus per antrą pasaulinį karą buvo padarytas ginklų saugyklas ir jau tada buvo apgadintas tas Piliakalnis. Nu, ponai ir ponios, mums kažkur ten. Sėkmės tau, Badžiuk. Būsiu vėsas šlaps. Radau tokį krumioką. Aš nežinau, ar tai augalai valgomi, bet aš, ką buvau maža, valgydavau ant. Gal dėl to dabar darau toks nesąmonis. Sėdėčiau Zulkėje kur nors geriau. Vaikščiai pupėjus kažkoks Šabakštynus. Ir renku augalus. Nežinom, mačiai tos augėlis. Žiūrėkit, rojaus obuolėlė. Kaip gražiai atrodo, nei tokiai mažiau baliuką. Paragaukiam. Skane, kaip obuolys, bet mažas. Biški rūgštoks, bet skane. Kaip vyšnės dydžiaus. Dar vienu biologijos pamokėlį. Čia aug gudobelė. Toks šitą augėlis. Vienos yra valgomas vaistinis. Spigliukas augalas. Manau, visi esat matei krūmą tiesiog aug miesti kur nors tokių augėlių. Vidau tors sėklytas. Ne kažkoks skoniaus. Miltinga tiesiog kažkokia auga. Nei saldi nieko. Ir einame su knisliuku, neklausinėkit mus. Oi ne, oi ne, oi ne. Žvėrių tokių ką išminti. Tas takelės ir rėkėti. Veslai galinas pasitikėti. Anei, gyvūnėlė. Žin, ko rėkėti. Nebent tai yra vilko. Tada geriau ne. Nu, po biškį kylam. Man atrodo, kad busė matėjai centruobas ant tą žmonių. Būt gera nesivaidokliaut baisiausianim. Tokiais keliais. Kažkur to pusėje, kaip suprantu, turėtum būti tai ginklų saugyklas buvusias. Bet aišku, ten nieko jau nebebus. Gal daubis kokis nevent. Jėzau, reikėti salį. Ką? Padusau. Kelis žingsnis paėjus. Nu, jie neluočiau, tai gal biškį geriau būt. Nu, regis atvykome. Pripratei Piliakalnius lankyti, kur keliuką padaryti, laiptuką padaryti. Vos ne srai. O dabar pasakyk sraigtasparnis. Sraigtasparnis, nežinau. Sraigtasparnis gali atskristi. O čia nieko panašaus. Čia visiška Šabakštyna. Nu tai štai Marės kalnas. Kalnėnų Piliakalnis. A jum panašu, kad bučiavom kalną. Vieni Šabakštyna. Čia toksai ir kaip keliuks. Pilna galėtų čia da su mašinu praraityti, užvažiuoti ant ano. Ai, taip ir šitą keliuks bojas. Tai čia pilna, čia galiu sutvarkyti, ne čia teik daug tų mėčių. Ta prasme ir, bet kad čia krūma. Iškirsti. Aišku, paliekti. Reik medžių, ne taip kaip Gedimino kalną. Ir va, atvykom tokia aikštelė yra. Biški kažkas matos. Jau žmonės ten man per langus mat, kas čia vadalojus.
Dar žmonės gyvena. Nu, va taip kažkaip atrodo Piliakalnis. Aikštelė tokį nedidokį. Kokį grybą pamačiau, veizėkėt. Oho, koks gražus. Kas tu čia toks esi? Nepažįstu tokį. Ai, bet pačiupinėtis tai grek. Koks gražuolis. Toks jausmas, kad kažkas atvažiavo, ar blaba, ar tai mašinas važinėjas. Ai, čia gali pasidaryti būstinį, čia slaptą vietėlį gali pasidaryti. Kiek žiūrėjau, tokiam žemėlapį kelsiu dabar video. Čia kažkur to veitų jau, kaip suprantu, buvo tos ginklų saugyklas. Tai gal čia turėtum būti kažkokius daubis dalykus, aš įsivaizduoju. Kažkur čia, vat, tuo pakalnyje ir buvo padaryta. Šitą veizėkėt. Jau vyk kažkokius daubės. Aš nežinau tiksliai, nesubaisė čia jau. Bet šitaip kvadratu, tai gal čia, bet ne, kasinėjimą negalėjai būti. Bet negalėjai būti čia kasinėjimą to veito, nes kada iškasaniai ton šurfą. Blem, bet tikrai, tikiaus, kad taip taru. Tai nu ant to ir paskiau užkasti būtina. Tai čia negali būti. Einam va kažkur pažiūrėti. Va. Kažkas panašaus. Čia matyti buvo tos saugyklos. Nu, per kamerą ne kažkon matos, bet čia į toik daubė. Paskiau tenį ir tokį giluoką daubėlį. Per kamerą nelabai čia ko neini veizėti. Bet čia tik tas nebuvo matyti tos ginklų saugyklos. Dabar matysies gal labiau to daubė. Tokis daubis yra. Kaip jums toks Piliakalnis? Ne toks, kaip dažniausiai esame pratėjai važiuoti aplankyti. Kažin, kiek čia tai šalia žmonės gyvenantis džiaugtos, kad jeigu čia kažkon sutvarkytų, kad pradėtų žmonės važiuoti. Bet kaip mum tokim, tai įdomi būtų. Kažkokį daugiau istoriją, kad papasakot, kas čia končiai buvo, kad padaryt kažkokių tyrinėjimų. O gal atras kur nors įdomi, kokį Napoleoną kardą, nežinosi. At šitą žaltys, laipiojo, žinot, kas čia yra. Breidmusi. Tas pats, kaip erkė tik skraida. Ui, nu čia, nekreipkit, ignoruokit dėmesį dėl mon manikiūrą, bet kon tik nužodžiau. Breidmusi, tuos irgi žalčia, kondžiojas. Na, amžinatelis tau. Un to Piliakalniaus aš jau, ko norėjau, tom pamačiau, kapinaitis aplankiau, dabar berek kavelis. Galėčiau kirsti geležinkelį bėgus, bet tai yra neleidžiama, tai aš anų nekirsiu. Einu biškį iki civilizacijas, išsikvėsiu boltą ir manau važiuosiam tiesiog prie Germonto ežero. Manau, kad tinas bus mums patogiausia vieta pasidaryti kavos. Ir nu, bandom eiti. Galvojau, kur tos kavelis mane įvaryti. Gal prie Germonto, gal prie Elgis važiuoti. Bet kur aš čia lakstėsiu, gražiausia veida. Pažiūrėkit, geležinkelį bėgia ant tą matos. Nei čia tų žmonių yra, nei čia į mane žiūrės kas kreiva, nei aš bevargsiu. Darau stovyklavietę. Čia net runku atsisėsti, tai pasimiau maišėlį, pasiklausiu, to veito pati atsisėsiu, o čia pasiklausiu badžiausią dialogą. Tai va, to šitą veitelėje nebus šlapė. Bet žinokit, ką aš kavą darysios. Aš turiu tokį dėžėlį. Pažiūrėkit iš arčiau. Pažiūrėkit, čia yra viryklė. Ton viryklį pasiskolinau iš tečiaus. Ana ir senovinė. Ir ana ir kūrenama su benzinu.
Turim benziną ir bandysim untanos išsiverti kavą. Bet žinot, kam ir bėda, kad aš bijau anu nuškorti. Čia ir va toks aparačiuks. Taip šitas išsitrauk. Ir čia, matot, ir tokį lėkštelį šitą. Į ton lėkštelį reik įlašinti benziną ir uždegti. Uždegts benzins pašilda benziną vamsdelį ir susidaro gara. Tuomet iš tų garų tik tas susidaro liepsna ir tada pradeda jau šildyti. Nebiški nesijautų drąsiai, kad reik užkurti, bet pabandysim. Blemba, kažkur 4 atsvažinės. 100% čia atvažiaus. Ar ten gal kito pusėje? Biški iš tikrųjų nejaukia jautuvas. Toks kažkoks, atrodo, kad kažko nelegalaus daryčiau, kad kažkas atėjus, sakė, kom čia derbi. Žinot, kad papūnsi neugainiuodavo vis laik. Niek negali daryti, vis laik babūnkut nepatenkint. Nu gerai, veizam kurči mūsų tai reikaliukam. Užkūrimo turiu replis, žiebtuvėlį ir švirkštą. Tai su švirkštu reik paimti benziną, nes tom benziną reik įpilti į ten ton lėkštelį, kur sakiau. Kaip skaniai kvepia. Būt gera neapspilti. Nu iš karto, aišku. Tai kaip dabar reiks pakurti. Pirštą, jeigu užsidegs. Paimkiam benziną. Lašelį. Tom pilam atgal. Jautus kaip kokį. Jautus, kad sutečiu važiuočiau malkų pjauti. Tom padėkiam toliau. Nu, žaltynu. Bet aš galvoju, gal man išeit kažko uždegti, mažą fakelą pasidaryti. Su tau fakelu kažką padėkti, nes tikrai nenoriu. Nenoriu degti, bijau. Nu, gal nusivalį benzins, nebuštikurs pirštą. Ateik, čia sėsk. Ne, sėsk. Sėsk čia, nu. Ateu šalta, ką? Pamėginsiu pagaliok užlašinti lašą benziną, tom pagaliok uždegsiu, ir tuomet prie tos dujins prikėšu jo. Dabar naga paliks peišinį, jaudinę pasimėjau. Kur tu šauda? Atsišaudysiu atgal tu jau. Nepazėmiau pirštinį. Tai va, unta į tokį lėkštelį. Šitą ir į tą lėkštelį reik benziną išvirkšti. Biški kelis lašiukus. Ir tada į toks rakčiuk specialus sūnau galės atsokti benziną. Esu iki trėdės, iki kulno iš tikrųjų, jeigu norėt žinoti. Gera. Bandom pakurti pagaliok. Pradžiai. O. Nedeg, rūksta viskas. Aš nenoriu su žiebtuvėliu degti. O gal užteks? Ką, prie kažko ir tava? Nugarauju tas benzins. Užgesk! Užgesk! Gerai. Ir dabar reikia atsukti. Nu. Neatsisuk. Eik. O. Nesisuk. Nu žalti. Tai jau benzins išdegs. Ne, palauk. Palauk da biški. Nu ir. Tai kodėl aš neatsuku? Turiu pradėti šnypšti. Ai, ne, juk nešnypšti, jeigu Danė užkaitė. Ojei, iš naujo. Biški maža.
Nu gerai, kits bandėms. Gal bandyti jau dabar be pagaliaus. Bet be jauš, nafik. Reik su pagaliu kurti. Nieka nebus. Nu, gesinkis. Jolki palki. Jau vyksta. Va, tep turbūt. Dabar turi išsidūmyti viskas. Nu viskas, man atrodo, turbūt gera. Lapačiau sori ir patraukta. Patraukti nebandau atsakyti, kad čia nesaugu. Viskas čia ir padaryti saugę. Vandeniuko. Tuoj pasimiau čia nikiok. Nu gera, nekvėpuokiam, gal gera bus. Užvers vandau. Darom kavelį. Čia va bus mūsų virtuvė. Negalvokit, kad vien tik tas kavą te darysim. Dar darysimės ir valgyti. Benziną turės užtekti. Bandom pasigaminti kai kų. Čia turiu visus ingredientus reikalingus kavą pasidaryti. Paudėlį palevuotą, jau nuskėlę. Kavelis, peina. Negalvokit, kad aš šitie paprasta viskon. Eikit, esu pasiruošus. Ką preikint. Vandau, matau jau po biškėlį šilst. Galės įsidėti kavą. Lygiai 2 didelį šaukštelę. Nu, vandenėlis jau uždengiau tonbiškį, užlinkiau dungtėlį, nesvies nu tos posipūt. Būda gera dungtėlį turėti tam vandenį, uždeng greičiau užvirtų. Ir liepsna visai kažką pišuonu mane eina. Nelygiai esu pastačius, bet nieka vis tiek. Nerek kava, kad pilna būtų užvėris vanduo. O, jau tuoj. Galėsim pilti kavą. Vanduo bus užvėris. Nu, viskas. Vanduo užvėrė. Darom kavelį. Dabar laikas pienui. Turiu peiną atsinešus. Į tom patį peiną pašildysim. Peino temperatūrų tikrinsiam su pirštu. O, šyla. Peins turbūt toks pripat užvirėjimą jau. Ir dabar, ko darysiu, supilsiu atgal į slovikioką ir plaksėm. Nes mes gaminam latę. Nu, ir dabar ilgai nubodžia. Plakti. Kol gausies putos. Bet čia, žinokit, dar nepabaiga. Ne tik kavą aš esu susiruošus daryti. Nu, viskas peina, kaip ir suplakiau. Būtų geriau be dumbla. Ir turim biški putos. Nu, galėjau ilgiau paplakti, bet žiūrėkit. Latė. Bet šį kartą, žinokit, latė bus ne bet kokį. Piškiuką. Truputėlį. Op. Ui. Čia yra nealkoholinis likeris. Vaflių skoniaus. Šiaip niekada negeriu tokios kavos. Su tokiais visokiais dalykiukas. Bet šiandien galvoju tą progą. Kodėlgi ne? Nu tai ragaujam. Good. Badi kava išėjai, pavyka. Ateik, sėsk čia, nešauk subinės. Sėsk ant stalą. Kavainė negaliu. Eik tu savo. Bandė, tu žinau, koks mes nesąmonės dirbam. Kadangi labai noriu valgyti, šiandieną nevalgiau pietų, tai suvalgysiu bulkutį, bet toliau eisim prie maisto gamybos. Negalvokit, kad šitiep tik tą su kava apsėjusiu. Vari.
kadangi čia jau ilsėtės, einam prie rimtesnių dalykų. Valgyti noriu. Jau labai nustabius video kokybės nesitikėkit, nebus, bet aš noriu pamėginti išsikėp bulvinių blynų. Tai pirmiausiai lupsim bulbas, o paskiau tarkausim, o paskiau maišysim, paskiau kepsim, lauksim, kol iškeps. Ir gal tada jau galėsim pagaliau pavalgyti. Eik tu savo, normaliai, ne? Ne kad kažkur gražiai čia pasiklojus, tiesiog ant lapų. Nu, bet dar nieks, manau, nenumirė ant lapų pasidėjus tokius dalykus. Tai dabar sutarkausiam bulvius. Aš tokiai. Sutarkausiam bulvius, pasimėjau toik tarką, nes mažiau veicų užiam. Šie bulvinė blina nesu toik tarkai tarkaujam, bet aš su toik tarkausiu. Valgytume tokių blynų. Jaučkite žmonės, kurie tokie jautresni, net nevalgyt, sakyt, fu, čia nehigieniška. Žinot, kas yra nehigieniška? Nehigieniška yra neštis telefoną į tualetą. Nehigieniška yra nenusiplauti rankų prieš prausant veidą. Nehigieniška ir po tualetą rankų nenusiplauti. Ir panašiai. Čia gamto viskas yra higieniška. Sekanti bulba bus įsuplaukas, įsulapas, benzinbambalys panas. Normalia. Gal biški per daug maniai tų 3 bulvių. Ką apgalvojat? 3 nuskusta nešiam numėjai. Aš manau, kad užteks. Dabar biškioką suvarysiu visą sveiną posę. Čia reik su rankom. Nu, man atrodo, kad čia be rankų niek nebus. Reik imti su rankom. Būkim paprastesnė, gera. Va. Taip, kaip numėjai cepelinus, kad darytumėm. Į čia ant dugno pasilieka krakmolas. Tai to krakmalo biškį įpilkiam. Nu, jau estetik. Nu, labai daug estetikas nebus, bet turėjom tom kontūrėm. Čia yra tos mūsų tarkautas bulvis. Turiu atsinešus krakmolą. Net nežinau, kiek dėti. Iš vis, ar reikia krakmolą? Aš net neprisimenu. Tikra nekepu niekada tokių dalykų. Droskas. Ir turiu kiaušą. Turiu kiaušinį įsimušus tokį dėlį. Ką pats tas telpa cils kiaušinis? Biškį aptaškiau. Salmoneliozė. Jeigu žiūrat mani, tai manau tikrai žiūrat ir šimaišių. Tai jums visą laiką gaminas valgyti ir kad prie kanam ką nors sumaišyti, nusiskon maišų tokius maišelius. Tai pasirodė labai patogiai, tai ir aš te padarysiu. Nu tai truktų žvadžių vėl nuo pradžių. Šį kartą būsiu mundresnį, degsiu su žiebtuveliu. Va. Eik tu savo, kad buvo sunkia uždegti. Kokią ranką palieka visą. Eik tu savo. Šiaip net ją paškūriau. Dabar lauk, kol biškį nugaraus pitelį, nes vandens buvau išploviau. Pelsiam aliejų, įpelsiam mūsų minklį. Turiu biškį aliejaus atsinešus. Nu, supilsiu vėsą. Bus užtikrinta, kad gal tiek nedegs. Nu, bandykim. Kažina, veino plyną bandyti? Ar geriau mažiliukus? Pamėginkim. Dar neįkaita. Nu, bet aš gal mėginsiu veiną didelį blyną iškepti. Aliejaus tai, ką pripyliau čia. Žiaurė daug. Kas bus tas? Pirms blins jie bus prisvėls niektoj. Šiuo atveju veinsi vienintelis blins, nes kieto nebebus. Jei tas nesigaus, tai nevalgysim. Nu, įsitaisiau, biškį patogiau. Nebandė. Tai tau gerai, bet tau patinka. Jau kep blins. Turiu mentelį pasiėmus. Vykst kažkas į gerą posį, man atrodo. O jau visai ką priekint kep.
Pažiūrėkim, gal jau apverst reikės. Jau gali, man atrodo. Kur čia ta mano daugia funkcis įrankis? Bandykim. Gal taip geriau. Ai, nedėk. Ui. Aba. Pažiūrėkit. Kaip gražiai. Eik tu savo, kaip gražiai. Žinot, kom primint, iš teletabių, kur būdavo tai blyna, tokie apvalus, veinuodi. Aš numų stept net neiškepčiau. Aš negal patikėt, kopį fainė. Pliamba, vėlė kiek. Atrodo, taip nejaukia, veinai pačiai kažkoks toks dalyks daryti. Dar tuo labiau, kad esu čia, kur, toks, kur nėra čia aplinkų baisė, tų žmonių daug ir savo kepa blynus. Amazing, ką fainė. Man atrodo, kad jau iškiep gera bus. Kadangi lėkštės nepasimėjau, valgysim teisę iš pitelins. Aš bulvinius blynus valgysiu su obuolyn. Pasimėjau iš namų. Mama padarė obuolynis, kadangi gretinės numus neturiu, nelabai vartuoju tokių dalykų. Dėsim obuolynis. Bliniuks, ko norėtum, sakykit, gražiai atrodo. Tik tas įdomi dabar, kaip tos skonis bus. Ir ką panon tokį didelį valgyti, gal reikia tiesiog vėsą kosti. Gera, dzin, valgom belę kap. Iškepi. Badė. Oh my god. Kaip skanė. Aš taip seniai bevalgiau bulvinių blynų. Neleidu savo tokios prabangos. Eik tu savo. Tikrai galvojau, kad neiškeps. O diev, kaip skanė. Imkit to. Normaliai. Jeigu šuniuks valgo, reiškia gerai. Aš tiesiog negal patikėti. Nuostabu. Kaip fainė. Kaip seniai norėjau taip praleisti laiką. Eik tu savo. Man atrodo, aš pati už savęs apsiženysiu. Žiauriai fainė. Aš laiminga labai, kad jūs ten, o aš taip arti. Tad sakom, ačiū, kad žiūrėjot, mėly žiūrovai, mokslo ir menų žinovai. Seimo nariai, dėkui ir jums, žemdirbiai ir žvejai. Tad sakom, ačiū, kad žiūrėjot, atleiskit, kas ne taip. Aš tikiuosi, didžioji dalis supratot, kad... Bairišė! Nu, kaip jums toks video. Aš jautus keista. Atrodo, kad merga nelegalu būtų daryti toks nesąmonis. Bet labai fainai jautus, kažkaip gera, nežinau. Gal tapsiu pašaipų objektų. Bet tai kas man rūpdzin mane, išsikraustys šitą čia į mišką, į palapinį gyvensiu. Bet fainai jautus, gerą praleidau dainą. Ir aš jums, žinokit, nemelavau, tikrą parvežiau iš Prahos lauktuvių. Tai manau, reikėtų eiti išsiųstis, ko ne? Einam iki paštomato. Rinkas 18:30 surinkat, mes gal net pakelsim jų pragelį. Tad sakom, ačiū, kad žiūrėjot, atleiskit, kas ne taip. O ką tu galvoji?